Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki gyvi. LG praeitais metais lažinosi dėl odos panaudojimo išmaniajame telefone ir atrodo, kad šiek tiek pralošė. Todėl šiais metais flagmanas gavo visiškai naują dizainą, drakono širdį ir dvigubą kamerą. Tačiau, jei pažvelgtume į išmanųjį iš arčiau, pastebėtume, kad tų staigmenų čia kur kas daugiau. Juk tai šiuo metu vienintelis masinėje prekyboje pasirodęs modulinis išmanusis telefonas su Magic lizdu. Jis leidžia papildomai prijungti keletą išorinių įrenginių, pusiau profesionalią kamerą su mygtukais ir didelę bateriją ar išorinį garso stiprintuvą. Sustojam ir pagalvojam, kada paskutinį kartą matėte flagmano vidų. Dažniausiai visi gamintojai slepia, ką jie yra sukišę po metaliniu korpusu, o štai LG G5 nebijo savęs parodyti. Taigi, imam ir žiūrim. LG G5 padarė tikrą perversmą įprastame G serijos įrenginių dizaine. Atrodo taip, tarsi telefono kūrėjams būtų liepta viską pamiršti ir sukurti kažką naujo. Todėl dingo mygtukai galinėje korpuso dalyje, dabar jie šone. Pamirštas plastikas, naujo flagmano korpusas patikėtas metalui. Kameros modulis išdėstytas ant nedidelio pastorinimo ant galinės korpuso sienelės. Kiek žemiau yra piršto antspaudų skaitytuvas suderintas su maitinimo įjungimo mygtuku. Jei atidžiau pažvelgtume į kameros modulį, pamatytume du objektyvus. Tai dar vienas iš dalykų, kuriuo naujasis išmanusis skiriasi nuo jo pirmtako G4. LG G5 modelyje gamintojas įgyvendino originalią nuimamos modulinės baterijos dalies idėją. Tai ir yra pagrindinis standartinis modulis. Tam, kad galima būtų išimti akumuliatorių, reikia atrakinti bateriją. Tai reikia paspausti mygtuką, patraukti apatinę korpuso dalį ir baterija atsiduria jūsų rankoje. Tačiau tai ne šiaip baterijos skyrius. Visas gudrumas yra tame, kad tokiu būdu prie LG G5 telefono galima prijungti įvairiausius modulius. Pavyzdžiui, papildomą kamerą arba Hi-Fi modulį. Ir dar visokių kitokių. Bendrai koncepcijos esmė yra tokia, kad keičiant modulį, bateriją naudotojas tiesiog perstato iš vieno modulio į kitą. Tačiau tai neatmeta galimybės to, jog kiekvienas modulis gali turėti savo bateriją. Kuo galima pakeisti standartinį modelį? Kol kas LG siūlo tik du variantus. LG Cam Plus pozicionuojama kaip sprendimas tiems, kurie nuolat naudoja išmanųjį telefoną kaip fotoaparatą. Tai yra praktiškai visiems naudotojams. Pagrindinė jos paskirtis yra palengvinti vaizdų fiksavimo procesą. Pirmiausia, ant modulio korpuso yra aparatiniai valdymo dalykai. Užrakto, kameros įjungimo, video įrašymo mygtukai, priartinimo ratukas ir LED indikatorius. Pats modulis yra šiek tiek storesnis negu standartinis, todėl laikyti telefono horizontalioje padėtyje yra kur kas lengviau. Viduje yra integruota 1200 mAh baterija. Antras standartinis modelio pakeitimo variantas – išorinis garso sistemos priedėlis LG Hi-Fi Plus, kurį kūrė B&O Play kompanija. Bendrai LG G5 išmanusis telefonas yra pakankamai kompaktiškas. Tai standartiškas kišenėje telpantis įrenginys, kuriuo patogu naudotis viena ranka. Liečiant sukelia lygaus ir lengvo daikto įspūdį. Atrodo patraukliai. Gamintojas siūlo 4 spalvų variantų pasirinkimo paletę – sidabrinį, titano, rožinį ir auksinį. Telefonas pasižymi 5.3 colio IPS ekranu, kuris turi QHD pikselių raišką. Ekranas yra apsaugotas grūdintų stiklu, kurio kraštai yra šiek tiek užlenkti. Lygiai taip pat kaip ir baterijos skyrius, ekranas irgi turi savo paslaptį. Kompanijos specialistai paskaičiavo, kad vidutinis vartotojas ekraną įjungia apie 150 kartų per dieną, tam, kad pažiūrėtų laikrodį arba gautus pranešimus. Tokia elgsena lemia nereikalingus judesius ir lemia greitesnį įjungimo mygtuko nusidėvėjimą. Anksčiau tokios kompanijos kaip pavyzdžiui Motorola bandė žadinti telefoną tada, kai jis ištraukiamas iš kišenės ar rankinės. LG G5 gamintojas į šį sprendimą pažvelgė paprasčiau ir padarė taip, kad ant telefono ekrano visą parą būtų atvaizduojama svarbiausia informacija – laikas, data ir pranešimai. Be to, tokiame režime ekranas sunaudoja tik 0,8% baterijos. Vertėtų pažymėti taip pat ir tai, kad šios informacijos atvaizdavimui naudojamas atskiras vaizdo valdiklis, kuris nepriklauso nuo pagrindinio procesoriaus. Dar viena įdomi LG G5 telefono ypatybė – specialus dienos šviesos režimas. Jo dėka išmanusis telefonas gali padidinti ekrano ryškumą iki 850 nitų, taip, kad net ryškioje saulėje informacija telefone įskaitoma. LG G5 turi dvi galinės kameras. Viena 16 megapikselių, tai yra pagrindinė, ir antrinė 8 megapikselių plačiakampė kamera su 135 laipsnių kampu, matomumo kampu.
Palyginimui, pagrindinė kamera turi 70 laipsnių kampą. Plačiakampis objektyvas idealiai tinka užfiksuoti vaizdams lauke, koncertuose ir visur ten, kur reikia apriepti daugiau erdvės. Abi kameros gali dirbti vienu metu. LG G5 turi 2800 mAh talpos bateriją. Tai yra kiek mažiau nei turėjo ankstesnysis LG G4 modelis. Telefonas neturi bevėlio įkrovimo galimybės, tačiau toks variantas yra įmanomas įsigijus papildomą keičiamą modelį atliekantį šią funkciją. LG G5 telefonas yra aprūpintas 4 branduolių Snapdragon 820 procesoriumi. Tai vienas geriausių procesorių, kuris yra šiuo metu prieinamas telefonų gamintojams. Snapdragon 820 puikiai susidoroja su 3D grafika integruoto Adreno 530 CPU dėka. Naujausios kartos LPDDR4 operatyviosios atminties talpa yra 4 GB, o 32 GB flash atminties galima išplėsti microSD dėka net iki 2 TB. Išmanusis telefonas veikia Android 6.0.1 operacinė sistema su atnaujinta firminė sąsaja pagrindu. Taigi, LG G5 galima apibūdinti taip. Tai tikrai revoliucinis įrenginys, turintis minimalistinį dizainą ir tikrai aukštą kokybę. Dviguba kamera ir galimybė keisti modulius tikrai atveria plačias galimybės visiems. Ką manote jūs? Pasidalinkite. Varlė.lt. Kai reikia kainos ir patarimo.